Lietuva lazerių ir fotonikos technologijų pasiekimais garsėjanti šalis Europos centre. Pasaulyje mūsų valstybė užima net 10% mokslui skirtų lazerių rinkos. Tai lėmė jau 30 mečius vykstantis glaudus mokslo ir verslo bendradarbiavimas, vienijantis Lietuvos lazerių krypties fizikų bei inžinierių kompetencijas. Vilniuje Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko bei fizinių ir technologijos mokslų centro teritorijoje, šalia būsimo optoelektronikos centro, kuriamas lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEC mokymo ir tyrimų centras. Tai modernios švariosios zonos laboratorijos, aprūpintos tyrimų ir prototipų gamybos įranga, skirtos bendrai klasterio narių veiklai. Nors LITEC buvo įkurtas tik 2010 metais, šiandien klasteris vienija daugiau nei 10 įmonių ir organizacijų, kuriuose dirba daugiau nei 500 darbuotojų. Kas 5 iš jų turi daktaro laipsnį. Visi nariai darbuojasi kartu lazerių ir elektroninių, mechaninių bei optinių komponentų projektavimo, kūrimo ir gamybos grandinėje. Vertės kūrimo grandinė prasideda nuo naujų technologijų tyrinėjimo ir projektavimo. Kiekvienas pagamintas komponentas testuojamas. Gaminamam lazeriui padaromi reikalingi optiniai elementai. Kristalai ir optiniai stiklai pjaustomi į reikiamo dydžio ir orientacijos ruošinius. Jiems suteikiama forma, paviršiai nupoliruojami. Optiniai paviršiai dengiami daugiasluoksnėmis optinėmis dangomis. Jei yra poreikis, sukuriamos naujos dangų technologijos. Klasterio narių sukurti mechaniniai ir elektroniniai komponentai jungiami su optiniais elementais į optinės sistemas. Jos su kitais komponentais įmontuojamos į lazerius arba lazerinius įrenginius. Pagaminti matavimo arba apdirbimo įrenginiai, kuriuose integruoti jau pagaminti lazeriai ar jų sistemos, įdiegiami įmonėse ar mokslo institucijose bei aptarnaujami. Parduodami ne tik įrenginiai ir komponentai, bet ir technologijos. LITEC narių produkcija eksportuojama į visą pasaulį. Klasteryje rūpinamasi darbuotojų tobulėjimu, jų darbo našumo ir sąlygų gerinimu, taip pat rengiami mokymai reikiamoms kompetencijoms ugdyti. Šiandien LITEC narių pardavimo apimtis yra daugiau kaip 50 milijonų eurų ir jos nuolat didėja. Klasterio sėkmės paslaptis – komandinis darbas. Kiekvienas narys čia turi savo vaidmenį ir atsakomybės, todėl įgyvendinant tinkamus sprendimus klasteris plečiasi, o jo nariai teikia rinkai naujus gaminius bei technologijas. LITEC – lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris.